Stovyklos organizatoriai dėkoja rėmėjams. Lietuvos išeivių ir tremtinių vaikų labdaros fondui, Pasaulio lietuvių bendruomeniai, Vokietijos lietuvių bendruomenės krašto valdybai, akcinėms bendrovėms Lietuvos geležinkeliai, Lelija, Utenos trikotažas, Sparta, Kotonas, Audėjas, Dailioji oda. Taip pat Klaipėdos švietimo skyriui, Mažosios Lietuvos muziejams, kai kurioms rajonų savivaldybėms ir daugeliui kitų. Jau 8 metai, vieną vasaros mėnesį į Lietuvą atvyksta Lietuvos išeivių ir tremtinių vaikai iš įvairių pasaulio šalių. Pastaruosius 2 metus užsienio lietuvių išeivių ir tremtinių vaikų ir jaunimo švietimo ir poilsio stovyklą organizuoja ir finansuoja regioninių problemų ir tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. 1989–90 metais 2 pirmosios stovyklos vyko Valakampiuose, 3 ir 4 Nemenčinėje. 93 metų stovykla įsikūrė Palūšėje, 6 Molėtuose, 7 ir 8 prie Baltijos jūros, Palangoje ir Giruliuose. Šią vasarą atvyko vaikai iš Rusijos, Ukrainos, Gruzijos, Uzbekijos, Estijos ir kitų šalių, taip pat ir rytų Lietuvos. Tai Šalčininkų rajono mokyklų moksleiviai, Rytsalio stovyklautojai. Čia Lietuvoje juos pasitiko stovyklos viršininkas Romas Vorevičius. Lietuvi, kur tavo Baltijos jūra? Šiandien tu čia Lietuvoj. Kur vakar buvai? Kur būsi rytoj? Koks vėjas atsakys? Kokia motina išgirs tavo šauksmą? Lietuvi, broli ir sesė. Kur tavo motinos rauda? Kur tavo širdies tvinksnis, kuriame kiekviename parašytas paprastas žodis – Lietuva. Svečių tarpe Pasaulio lietuvių bendrovės valdybos pirmininkas Bronius Nainys, Klaipėdos miesto švietimo skyriaus vedėjas Henrikas Šurkus, Kretingos rajono vicemerė Elena Petrašiūnienė, Lietuvos Respublikos vyriausybės patarėjas Stasys Stungurys. Vaikus pasveikino regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktorius Alfonsas Švelnys. Pajustumėt ką nors dalelę mūsų šilumos. Mes visada stengiamės ir stengsimės, kad jūsų tai yra ir mūsų tėvynė, būtų visada viena, kad jūs visada šiltai sutiktų ir kur jūs bebūtumėt. Lietuvių išeivių ir tremtinių vaikų labdaros fondo direktorė Donata Žakutienė. Atostogos būtų itin įdomios, kad jūs būtumėt linksmi, kad jums būtų čia gera. Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento ryšių su užsienio lietuviais skyriaus viršininkas Audrys Antanaitis. Paskui jau mūsų nebebus, jūs būsite seni, bet prasmė viso to laiko vyksmo, keitimosi yra ta, kad greitai bėgančiame laike išlieka Lietuva. Ir visų mūsų bendras rūpestis, mūsų buvimo kartu tikslas yra Lietuva, kuri iš tikrųjų išliks visų mūsų, jūsų, mūsų, tų, kurių čia nėra,
kurie buvo, kurie dar bus visų mūsų dėka. Sakykim, Minėto departamento ryšių su užsienio lietuviais skyriaus darbuotojas Alfonsas Kairys. Tai yra jūsų protėvių šalis. Protėvių šalis. Ir todėl, jeigu jūs atkreipėte dėmesį į sveikinimą jums skirtą stende, ten parašyta, kad jūsų laukia ne tik mūsų gamta, bet jūsų laukia jūsų protėvių kalba. Po vėliavos pakėlimo, oficialaus stovyklos atidarimo, šiltų žodžių apie Lietuvą protėvių žemę, liaudiškos muzikos garsai į bendrą ratelį pakvietė čia gyvenančius ir čia atvykusius. Stovyklautojus pasveikino ir jūra. Stovyklos programa parengta taip, kad atostogaujantis suprastų, kad ir atostogos darbas. Sriksime iš čia, bet nelaužim. Gerai, bet ir verta. Kol gesime, bet tokį verta. Gerai. Tai atsargiai, vaikai, nelipkite ant šiaudų, nes jie labai trapūs. Programos esmė – šnekamosios lietuvių kalbos ugdymas, supažindinimas jaunimo su šios tautos istorija bei kultūra. Stovyklautojai keliavo po Žemaitiją, aplankė Valančiaus muziejų. Susipažino su lietuvių skulptorių darbais. Čia yra legenda. Čia merginai. Įdomu ir žvejų muziejuje. Čia noriu pagulti. Jaunimas pabuvojo vokiečių rašytojo Tomo Mano muziejuje. Visus sužavėjo grafo Tiškevičiaus rūmai ir jų žiemos sodas Kretingoje.
Ventės rage vaikai išmoko žieduoti paukščius. Nuostabų įspūdį paliko Klaipėdos delfinariumas ir jūrų muziejus. Keletą valandų jaunimas praleido Salantų keistenybių muziejuje. Čia dušas, manai. Nu, duok vandens, vanduok užlygą. Kaip dėjau kažkokį kelmą ir įkojus. 220. Kiš piršt. Gerai, uždaryk. Atsargiai, nelyskit, muš, rimtai. Man jau kybo. Įdomu susipažinti su Mosėdžio akmenų karalyste. O Salantų gotikinės bažnyčios grožis tiesiog nenupasakojamas. Nemokantiems ar prastai mokantiems protėvių kalbą stovyklos viršininko Romo Vorevičiaus sumanumu organizuotos nestandartinės pamokėlės prie jūros, miške, prie televizoriaus ekrano. Būrelis, brolis, braškė, žionė, bulvė, bėgimontis. Būrys, banka, vynas, baras, balius. Lietuviškas žodis jaunimą lydėjo bendraujant, rungtyniaujant, linksminantis ir ginčijantis. Lietuvių kalbos mokėjimas atsispindėjo viktorinoje "Moki žodį, žinai kelią". Atvažiavome mes iš labai toli, atvažiavome mes čia pailsėti ir pašokti, padurniuoti, o taip pat lietuvių kalbos išmokti. Gėda girinko kartelė, geltonas gaidys garsiai, gėda girinko kartelė, geltonas gaidys garsiai, gėda girinko kartelė. Tai gėda girinko kartelė, geltonas gaidys garsiai, gėda girinko gaidė. Ąžuolėlis augo girioj, ąžuolėlis pas tėvelį, sūnaitėlis pas tėvelį, sūnaitėl. Jojo lietuviai ant kalnų, jojo lietuvaičiai, nešė vainikaičiais, vainiką rūtų, vainiką. Einam per vietų, kad žiemą išvarytume, žemę pabudytume. Grįžus iš kelionių laukdavo turiningi vakarai. Prieš tai aptarti vadovų, viršininko bei pačių vaikų, kurių pagrindinis tikslas lietuvių papročiai įvairių švenčių metu. Nuostabus buvo Advento vakaras, nei kiek neprastesni šventos kalėdos su kūčiomis ir kalėdaičiais, joninės ir žinoma užgavėnės. Nu kurgi jau tamsta buvai? Aš negaliu šokinėti, man kojelės skauda. Pansionas pinasi. Aš negaliu šokinėti, pansionas pinasi. Aš negaliu šokinėti, pansionas pinasi. Žiema, bėk iš kiemo. Žiema,
Бедный Вася, как его Valandomis stovyklautojai galėjo skaityti pačią naujausią lietuvišką grožinę literatūrą ir periodinę spaudą. Oi, šitą prisilitė. Žiūrėkit, las. Matomas ir pakalbėk, Greitai. O, ir šitą prisilitė. Nu, kokio kūno? Kalba be liežuvio. Kas? Savo išradingumą vaikai parodė miško ir meilės švenčių metu. Jie įrodė, kad moka būti vieni kitų vertais varžovais ir tvirtais draugais. Gerai, miško dvasių. Miško dvasių. Augalų. Augalų. Žvėrelių. Žvėrelių. Ir bičiulių akivaizdoje. Ir bičiulių akivaizdoje. Pasakė, kad bičiuliai. Pasižadu. Pasižadu. Gerbti, mylėti, saugoti gamtą ir jos gyventojus. Gerbti, mylėti, saugoti gamtą ir jos gyventojus. Neskriausti atsiskyrėlio. Neskriausti atsiskyrėlio. Netrikdyti miško dvasių ramybės. Netrikdyti miško dvasių ramybės. Stovyklautojai dalyvavo plakatų konkurse Vaikai prieš AIDS. Nė vienas iš stovyklautojų į namus negrįžo be dovanos. Antrą vietą užėmė Jūratė ir Romas. Pačių vaikų padaryti aitvarai kelias dienas sklandė padangėje ir žavėjo aplinkinius. Baltijos jūra. Patyręs jos kerinčias glamonės, negali atsitraukti. O dar tas auksinis kopų smėlis. Draugystės vakare susibičiuliavo uzbekų, gruzinų,
estų, Moldovos, rusų ir lietuvių dainos ir šokiai. Savo šalies kalbą išgirdome iš gruzinės Linos Džikijos, ukrainiečių Oksanos Guninos ir Dianos Gyrič, uzbekės Kristinos Dan, Petro Antonovo, Timofėjaus Moskino ir Eugenijos Užurino iš Rusijos. Visur ir visada su vaikais buvo vadovai: Svajonė, Ieva, Asta, Loreta, Jonas, Artūras, Darius ir Valdas, aukštųjų mokyklų studentai. Jų dėka buvo įgyvendinta stovyklos darbo ir poilsio programa. Girdimi muzikos garsai. Taip, jūs girdite tą pačią muziką, kurią girdėjote pačią pirmą dieną, atvykę į šią stovyklą. 21 diena atgajos stovykloje prabėgo kaip viena. Ašarų uždarant ją būta kaip ir kasmet. Ir jūs, tikiu, susidraugavote, pamilote vieni kitus. Nenorėčiau kalbėti, kai šiandien žodžiai tikriausiai mažiausiai reiškia, nes šiandien galime pasižiūrėti vieni į kitus, pasidžiaugti darbais ir jau mintimis nuklysti į kitus metus. Malonu, kad šiandien, kaip ir pačią pirmą dieną, stovykloje lankosi ir atvyko tą progą regioninių problemų ir kultūrinių žmonių departamento atstovas, atgajos stovyklos krikštatėvis Audrys Antanaitis. Prašom keletą žodžių tarti. Mėlėjai vaikai, vadovai, svečiai, iš tikrųjų ilgai netrukdydamas jūsų dėmesio, norėčiau kartu su jumis pasidžiaugti, kad šias 3 savaitės praleidote visi kartu, praleidote Lietuvoje ir padėkoti visiems, kurie padėjo šią stovyklą rengti, kurie joje buvo. Tai pirmiausia, aišku, jums patiems, daug ko išmokusiems, daug ką pamačiusiems, stovyklos viršininkui Romui Vorevičiui, stovyklos vadovams, rūpestingai ir kantriai su jumis šias 3 savaitės dirbusiems, šios stovyklos administracijai suteikusiai štai šias labai neblogas, galim sakyti, puikias sąlygas jums pabūti čianai ir užsakiusiai kai kada neblogą orą ir išreikšti tradiciją.
Tikėsimės, kad 9 atgaja bus niekiek neblogesnė ir paliks jums taip pat niekiek neblogesnį, gal dar geresnį įspūdį. Taigi, ačiū už viską ir iki naujų susitikimų. Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento ryšių su užsienio lietuviais skyriaus darbuotojas Alfonsas Kairys. Visiems norėčiau priminti Zauerveno žodžius. Lietuviais esame mes gimę. Lietuviais turime ir būti. Ačiū stovyklos viršininkui Romui Borevičiui. Ačiū 6 vadovams, kurie plušo atgajoje ir 2 vadovams, kurie plušo dirbo nuoširdžiai Rytsalyje. Visiems ačiū. Smėlio pilis, mūsų dainos, laužai. Tai reikėtų visgi į juos įrašyti, į žemėlapį įrašyti tokius vardus. Kiekvieno iš jūsų, tiek stovyklautojo, tiek vadovo, tiek rengėjų, o taip pat ir šios miestus. Talinas, Peterburgas, Maskva, Omskas, Tomskas, Barnaulas, Taškentas, Tbilisis, Kijevas, Lvovas, Belaja. Baltijos jūra, kuriai sukurta 100 dainų, ji mėlynakė, apipinta legendomis ir padavimais. Patyręs jos kerinčias glamonės, negali atsitraukti. O dar tas auksinis kopų smėlis. Mes grįšime čia. Filmo režisierė ir operatorė Svajonė Chramkovaitė.